savaitės Lietuvos socialiniuose tinkluose pasireiškė aukštesnio degradavimo laipsnis. Vieni žmonės tai vadino alaus iššūkiu, kitiems tai atrodė dar viena tuštybė. Todėl mes, jaunimas, propaguojantis blaivybę, pasisakome prieš tokius ir panašius iššūkius. Kaip pasaka šiai nesąmoniai, mes išpilsime alų lauk, todėl skatime prisijungti ir kitus blaiviai mąstančius žmonės, išpilant bent po butelį alaus. Siūloma nauja akcija. Pilk alų ant žemės, o ne į skrandį. Beprotiška baimė ir tai aišku savaime, sėdėt man mieste visiškai vienas,